Sveiki! Norėčiau pakalbėti tema, kuri vadinasi amžinybė. Kai žmogus išgirsta žodį amžinybė, jis ne visada gali tai suprasti, ką iš tiesų tai reiškia ir kas tai iš tiesų yra. O kasgi tai iš tiesų yra? Tai yra toks dalykas, kuris niekada nesibaigia ir kuris niekada nesibaigs. Ir kodėlgi aš noriu pakalbėti būtent šią temą? Todėl, kad aš manau, kad tai yra tikrai be galo svarbu. Ir aš turiu porą pavyzdžių. Vienas pavyzdys yra apie mane, kitas pavyzdys yra apie mano pusbrolį. Visų pirma, tai noriu pasakyti, kad mes dauguma, nesakau, kad visi, bet dauguma žmonių esame linkę galvoti, kad mes čia žemėje turime be galo daug laiko ir kad mes čia gyvensime ilgai ir laimingai iki senatvės, tačiau tikrai ne visada taip būna. Ir aš turėjau be galo didelį širdies skausmą, tikrai be galo didelį širdies skausmą, kuris labai stipriai privertė mane susimastyti, kadangi tai nebuvo šiaip sau paprastas skausmas. Tai buvo toks skausmas, kuris privertė mane tiesiog sustingti vietoje ir išvis nejudėti. Ir kadangi aš jau esu turėjusi tam tikrų porą infarktų ir rimtų infarktų, aš susimąsčiau, man iš karto kilo mintis į galvą, ar aš tikrai esu pasiruošusi iškeliauti, ar aš tikrai esu pasiruošusi. Tada kilo sekanti mintis – kviesti greitąją. Bet vėlgi aš jas nekviečiau, nes aš giliai savo širdyje patikėjau, kad man viskas bus gerai. Aš tikrai patikėjau, kad man viskas bus gerai. Ir kaip ir minėjau, aš tikrai buvau labai rimtai susimąsčiusi, ar aš tikrai esu pasiruošusi. Bet daugybė žmonių apie tai nesusimąsto. Ar aš esu pasiruošęs? Antras pavyzdys yra mano pusbrolis, kuriam buvo 32 metai. Aš gyvenau didelėje šeimoje. Ir jis pas mumis kartas nuo karto apsilankydavo svečiuose. Ir jis sirgo vėžiu. Jis buvo visai neseniai susirgęs vėžiu. Ir jis atėjo pas mumis į svečius ir mes jam pradėjome skelbti Evangeliją. Nes mes tikrai nenorėjome, kad mūsų artimasis praleistų visą amžinybę ne toje vietoje. Ką aš turiu omenyje, sakydama ne toje vietoje? Tai, ką žmonės vadina rojumi ir pragaru. Ir jis tai pasiklausė ir tarė. Pagalvojęs tarė. Bet žinot, aš noriu dar savo pagyventi. Ir aš tikrai nesiruošiu mirti. Ir po tų žodžių jis labai greitai atsirado ligoninėje. Ir jo būklė labai stipriai pablogėjo. Jo vėžys išplito į plaučius, į krūtinę, praktiškai po visą kūną. Ir jis mirė. Ir aš tikrai dabar nežinau, kur jis randasi, bet be abejo tikiuosi geriausio. Ir apskritai, ką aš noriu pasakyti, kalbėdama šią temą, kad vienintelis kelias, tiesa ir gyvenimas yra tik per Jėzų Kristų, nėra kito kelio. Ir jeigu tu jį priimsi į savo širdį ir pripažinsi kaip savo vienintelį viešpatį ir išganytoją, tu būsi išgelbėtas. Ir be abejo, tu gali sakyti, kad tai yra nesąmonė, kaip kad mano pusbrolis sakė. Na, nežinau, ar būtent tiesiogiai taip sakė, bet tikrai, manau, taip pagalvojo.
Daugumai žmonių šiais laikais tai skamba labai kvailai ir taip toliau. Nes paprasčiausiai dauguma žmonių nepažįsta tiesos. Taigi, ką aš noriu pasakyti, kad Jėzus Kristus mirė ne šiaip savo ant kryžiaus. Jis mus išlaisvino, jis mirė už mūsų nuodėmes, tam, kad išganytų mus, tam, kad išgelbėtų mus nuo amžinos pražūties. Ir jis norėjo, ir be abejo, jis nori kiekvienam suteikti amžinai gyvenimą. Kas yra amžinasis gyvenimas, tai yra jo karalystė. Ir mes, žmonės, esame dauguma linkę rizikuoti savo amžinybę. Mes dėl mažos akimirkos šitoje žemėje rizikuojame savo amžinybę, kur amžinybė tęsiasi amžinai ir kuri niekada nesibaigė. Todėl pagalvok, ar tikrai verta ją rizikuoti. Nes mes, žmonės, net negalime įsivaizduoti, ant kiek yra gera ten, jo karalystėje. Ir mes net negalime nei trupučio įsivaizduoti, ant kiek yra blogai ir tragiška ten apačioje. Ten, kur žmonės staugia ir griežia dantimis ir kurie maldauja kiekvieną dieną paskutinio šanso, kurie maldauja paskutinės galimybės, paskutinės progos pasitaisyti. Tačiau jau yra per vėlu. O mes žmonės, kurie esame gyvi šioje žemėje, mes tiesiog švaistome. Ir mes turime daugybę progų, daugybę galimybių jį priimti į savo širdį. Ir daugybė žmonių to nedaro. Daugybė žmonių galvoja, kad tai yra tiesiog kvailystė. Taigi, manau, pasakiau, ką norėjau ir tiesiog labai norėčiau, kad tu susimąstytum apie tai. Ir tikrai mes nei vienas nežinome savo nei dienos, nei valandos šioje žemėje. Mes galime tiesiog, netgi būdamas visiškai sveikas žmogus, turėdamas tobulą sveikatą, jis gali vieną dieną paimti, nukristi ir nebeatsikelti. Ir tai yra tikrai tiesa. Ir tokių atvejų yra daugybė. Tikrai ne vienas. Tokių atvejų tikrai yra daugybė, kai žmogus, būdamas visiškai sveikas, be jokių sveikatos problemų, tiesiog paima ir iškrenta. Ir jeigu šiandieną išgirsite jo balsą, neatsukite jam nugaros. Jūs galite galvoti, kad aš esu kvaila, kad man kažkas tai negerai. Bet tai yra tiesa, ką aš pasakiau. Ir aš asmeniškai tikiu, kad tu nebereikalo šį video pamatėjai. Manau, kad jis nori išgelbėti tave.